Sveiki visi, atėjo laikas kitai laidai Teisėjo akimis. Šiandien su manim Nerijus Dunauskas. Labą dieną visiems. Ir šiandieną paliesime kelias temas mūsų laidoj. Tai nesportinis elgesys ir smurtinis elgesys ir sunkus taisyklių pažeidimas. Tai rungtynės Dainava Panevėžys. Čia norėtume užakcentuoti, kad kamuolys šio įvykio metu yra ne žaidime. Kamuolį žaidėjas ruošiasi grąžinti iš auto. Ir turbūt ne tai, kad dažnai, bet visą laiką ir teisėjam yra sakoma, kad niekada nepamesti kamuolio iš savo akiračio. Ir čia, jeigu matote iš žvilgsnių teisėjų ir asistento, abudu nukreipti į metantį žaidėją. Ir galima sakyti, kad pilnai šito veiksmo aikštės teisėjas nematė, gal kažkiek periferiškai vertino šitą situaciją. Ir čia turbūt ką reikėtų akcentuoti irgi taip, kad pirmas tas veiksmas atėjo minimalus pastumimas iš Dainavo žaidėjo nusistumimas ir Panevėžio žaidėjas reagavo irgi į tą veiksmą ir čia atsiranda toks riba, kas yra nesportinis elgesys ir kas yra smurtinis elgesys. Mes manome, kad šio atveju Panevėžio žaidėjas naudoja didesnę jėgą negu įprasta, tai nepaprastas stumimas. Ir ką norėtume užakcentuoti, kad tokiais atvejais pamoka ir mums, kad tokiais momentais labai svarbu, kad aikštės teisėjas pamatytų šitą veiksmą savo akim ir vertintų šitą situaciją. Čia, kas liečia šitų rungtynių, šitose rungtynėse buvo varas. Ir tokiuose atvejuose mes visą laiką prašome, jeigu vertinat, kad jūsų kolegos aikštėje kažko 100% nematė ir negalėjo įvertinti 100% epizodo, geriau pakviesti jį prie monitoriaus ir kad jisai įsivertintų pats šitą situaciją. Taip, pagrindinis akcentas aikštės teisėjo galimybė matyti ir vertinti šitą situaciją 100%. Kaip ir minėjo Sergejus, tikrai nei aikštės teisėjas, nei asistentas, nei rezervinis to dalyko negalėjo įvertinti. Tai momentas, kaip mes sakom, yra varinis momentas ir varas tikrai turėjo vertinti šitą momentą ir pasidaryti tokį dalyką kaip intervenciją arba pakviesti aikštės teisėją peržiūrėti šito momento prie ekrano. Keliamės dar kitas rungtynės ir čia pradėsime klipus su sunkiu taisyklių pažeidimu. 3 bus klipai ir jie visi yra skirtingi ir mes pabandysime atsakyti, kom jie skiriasi ir kom turi būti traktavimas aikštės teisėjų skirtingom nuobaudom. Tai pirmas klipas, tai rungtynės Džiugas Banga. Rungtynių pradžia ir vidury aikštės vyksta dvikova, kurią jūs irgi turbūt matote savo ekranuose. Ir čia turėtume užakcentuoti būtent kontakto tas metu, kada kojos susiduria, kad abiejų žaidėjų kojos yra ore. Pavojingai ateina Džiugo komandos žaidėjas į dvikovą, ištiesta koja, grifai atviri, pataiko žaidėjų į čiurną, bet čia, ką mes norime užakcentuoti, kad būtent Gargždų komandos žaidėja koja yra ore ir ta pilno smūgio iš Džiugo komandos žaidėjos jinai nesugeria, nes kadangi koja ore, jinai gali judėti, bet kokiu atveju tai yra grubi pražanga, kuri verta geltonos kortelės. Taip. Ir taip pat šitos rungtynės buvo su VAR. VAR išnagrinėjo momentą ganėtinai atidžiai ir įvertino šitą situaciją, kad tai nėra raudona kortelė. Pagrindiniai argumentai, ką ir minėjo Sergejus, tai yra kojos, Bango žaidėjo kojos kontaktas su Džiugo žaidėjo koja yra ore. Ir kitas dar yra dalykas irgi, ką dažnai mes irgi sakom ir atkreipiame tai dėmesį dėl pasiekmių. Kokios yra pasiekmės dvikovos dėl dviejų žaidėjų. Panaši situacija šiek tiek, bet jau kitose rungtynėse keliamės rungtynės Kauno Žalgiris Dainava. Jūs irgi matote jau situaciją savo ekranuose. Irgi Kauno Žalgirio komandos žaidėjas ateina pavojingai jau į dvikovą, ištiesta koja. Kontaktas su varžovo komandos žaidėjų yra virš čiurnos.
Ir šitose rungtynėse teisėjas iš karto pergalvoja situaciją, parodo raudoną kortelę. Tai iš tikrųjų yra labai pavojinga. Čia mes jau matome, kad žaidėjo koja eina į atraminės būseną, jau jisai kaip ir ant žemės ir čia tik tai gal sėkmės kažkiek tai sekundžių reikalas, kad šitas žaidėjas neturėjo gal rimtesnių pasiekmių, bet man atrodo, kad ir šitose rungtynėse žaidėjas nepratęsė rungtynių. Nebegalėjo tęsti rungtynių. Taip. Ir čia buvo parodyta teisingai raudona kortelė. Taip, akcentas vėl momento toks, kad pavojinga vieta žaidėjui, neturėjo galimybės išvengti kontakto žaidėjas, Dainavo žaidėjas. Ir mes kaip ir dažnai seminaro metu ir aišku kalbant su komandom akcentuojam, kad tiek teisėjai, tiek kitos komandos žaidėjai turi saugoti vienas kitą. Ir tokiuose situacijose raudonos kortelės tai tikrai turi būti rodomos ir jos bus rodomos. Ir dar vienos rungtynės, irgi panaši, bet jau kitokia situacija, tai yra Dainavos rungtynės namų su Džiugo komanda. Ir šiam epizode jūs irgi jau turbūt matote savo ekranuose. Šiek tiek kitokia, nes gal nėra tokio greičio atėjimo į dvikovą Džiugo komandos žaidėjo, bet irgi tiesia koja į priekį, bandė žaisti kamuolį, bet nesužaidžia. Ir čia kas blogiausia ir visą laiką mes sakome, kad tai reikia įvertinti. Dainavos komandos žaidėja atraminė koja yra 100%. Jis tiesiog pilnu svoriu stovi ant savo kojos. Ir net gali būti ir mažesnis kontaktas, negu jūs matėte praeitose klipuose, bet čia yra daug pavojingiau. Koja tiesiog negali suminkštinti smūgio, nes jinai yra pilnai atraminė, pilnu svoriu ir tą tokį svorį ir tos čiurnos pakreipimai sugeria tiesiog nuo šito. Ir čia yra... Jūsų ekranuose turbūt irgi matote, kad yra didelės pasiekmes, žaidėjai iš karto ištinsta ir čiurna, ir žaidėjas negali tęsti rungtynių. Ir dažnai irgi teisėjų rate arba per seminarus yra kalbama, kad pirmas įspūdis gali būti gal ir geltona kortelė, bet jeigu tu prieini ir pasižiūri ir matai dvikovos pasiekmes, kad tokiais atvejais gali pakeisti savo sprendimą ir pakeisti kortelę turbūt, jo. Bet šiuo atveju teisėjas tikrai turėjo galimybę tą dalyką padaryti, kadangi rungtynės buvo su varu ir buvo gera varo intervencija, kad pataisyti teisėją. Matai, kaip gaunasi, jis praslystamas, bet toks lūžis, užlūžimas kojos, užlūžimas. Matau, parodykit dar pilnu greičiu. Pilnu greičiu ir man tai parodė. Iš tolimesnio vaizdo. Iš tolimesnio vaizdo. Jo. Ačiū, bet žinokit, aš lieku prie geltonos kortelės, nes man apačioj kontaktas, jisai bando žaisti kamuolį ir nėra šuolio, nelaimė užlaužė čia čiurną, bet aš nemanau, kad jam čia jisai turėjo kažkokią intenciją tai taip sužaisti koją. Mes girdėme irgi, dėl ko teisėjas liko su savo sprendimu, bet tai turbūt nerodiklis ir mes čia vienareikšmiškai pripažįstam, kad čia neparodyta raudona kortelė. Taip, papildant Sergejų, tai grįžtant prie kontakto, tai žaidėjas jokių būdų negalėjo išvengti to kontakto, Dainavo žaidėjas. Ir ypatingai tokiuose situacijose, kur tikrai yra pavojus žaidėjų sveikatai, peržiūrėjus tą momentą dar kelis kartus, aikštės teisėjas turėjo pakeisti savo sprendimą ir priimti sprendimą, kuris turėjo būti raudona kortelė. Gera VAR intervencija, kaip minėjo ir Sergejus, ir mes esam patenkinti varu, bet aikštės teisėjų sprendimas netoks turėjo būti. Tai tiek klipų šiam kartui, ką norėjome parodyti. Linkime teisėjams savo gerų rungtynių, kad mažiau klaidų, gerų sprendimų aikštėje. Tai tiek šiam kartui. O komandoms irgi gerų rezultatų. Ir be traumų.